Labas. Šiandien sveikinuosi su jumis iš labai gražios vietos. Tuoj parodysiu. Tai čia šita vieta yra netoli mūsų namų. Kartais labai faina čia atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip kiekvienais metų laikais pasikeičia čia gamta. Tai žiema čia man gražiausia. Važiuoju dabar iki miesto apsipirkti maisto. Mes, kai pradėjom čia gyventi vienkiemy, tai važiuojame į miestą apsipirkti maisto į savaitę kartą. Tai mūsų tas maisto krepšelis kainuoja maždaug 70–80 eurų savaitėj. Tai kai atsikraustėm, tai iš tikrųjų buvo vienas toks niuansas, kad buvom ten mieste pripratę užsisakinėti Bolt Foodą, Woltą, tai čia nieks nevažiuoja ir jau maistą tai reikia man gaminti kiekvieną dieną. Nors tai man nėra pats mėgstamiausias namų ruošos darbas, tas maisto gaminimas, bet nėra ką daryti, imi ir gamini. Tai va. Tai mes daugiausiai išleidžiam mėsai ir daržovėm. Ir aišku visokie kitokie dalykai, bet daržovę tai vat planuoju kuo daugiau pasiauginti per šią vasarą, nes ir pavyzdžiui bulves valgom nuo praeitos vasaros dar iki dabar ir dar savas turim. Tai norėčiau kuo daugiau visko turėti ir pasimarinuoti. Gal ir mėsą kažkada savo auginsim. Bet nemanau, kad kokių turėsim gyvulių. Kaimo mados. Reikėsiu pasipildyti atsargų. Tai pagaliau prisirašiau pradėti kažkokius tai spintos atnaujinimo darbus. Čia dabar, matot, yra tas toksai kartonas, aš jį noriu išsilupti. Vienas jau yra. Realiai tai čia net belaužtuvų. Išsėmiau. Reikės įdėti kažką naujo. Tai va, dar neapsisprendžiu niekaip, ar noriu dažyti spintą, ar palikti tą medžio faktūrą, ar ten nulakuoti, ar nubeicuoti, kažkaip taip. Tai dabar geriausia iš tikrųjų pasižiūrėti man, ar lengvai nusišveičia tas lakas. Jeigu jisai lengvai šveičiasi, tada gal ir galima pagalvoti apie tą medžio faktūros palikimą, nes vis tiek čia tas medis gerai išlaikytas, tai gražiai atrodytų ir kaip nors su spalva nulakuotas. Tai dabar pasižiūrėsiu, kaip šveičiasi ir bandysiu spręsti, ką čia daryti.
Pradėsiu pabandyti šveisti, tai aišku nuo pusės, kuri mažiausiai matysis. Tai čia reikia atsitraukti tą pusę ir pradėti čionais šveisti. Ai, nu ką, gerai, bandysim tada čia. Gerai, tai bandysiu šveisti laką, aišku, kad ne su ranka, bandysiu su įrankiu. 2,40. Nu nežinau, turiu 100 pem, 2,40, gal dabar pabandysiu pirmą atsargą, tai 2,40 bandau. Tai gerai, bandau 2,40. Žiūrėsim, kas gaunasi. Jeigu visai neima, tada imsiu širkštesnį. Kas žalaikis? Bandyt. Jeigu dažyti, tai nereikia. Dažyti, tai tiesiog pašiaušti. Tai galima su to praeiti biškį tik tais. O grinai nušveisti prie rankenėlio. O jeigu dažyti, tai tada, nu žodžiu, pašiauši, nugruntuoji ir dažai ir viskas. O jeigu tu nori, kaip sakai, išsaugoti medžio faktūrą, tada turi bele kiek šveisti. Taip, nori. Aš tai noriu dažyti, o tu nori medžio faktūrą Ne, išsaugoti. man tai ką? Dabar tai jau man tai ką? Nu tai čia tavo baldas, ne? Tai tavo projektas, ne man. Nu gerai, pabandėm čia truputį pašveisti. Gal kažkas ir šveičiasi, nu va, žiūrėkit, kas gaunasi. Čia šiek tiek prisilietus, nu kiek mes čia pašveitėm. Bet, kai pagalvoju, kiek čia reikės darbo visai spintai šveisti, ir ar aš tiek turiu kantrybės, nežinau. Žodžiu, šiaip aplamai, dabar, kai aš buvau sugalvojus šitą idėją spintos va tokios senos, tai aš iš karto žinojau, kad aš noriu ją dažyti, nu kažkokia spalva. Ir aš ieškojau, mano idėja buvo, aš ieškojau inspiracijų visokių. Man čia sekėja Instagrame atsiuntė šitą spintą, aš susiorganizavau pervežimą jos šiandien pas mus į namus. Ir kai jinai čia atvažiavo tokios geros būklės, tada jau visi ekspertai pasireiškia, kad ne, čia reikia palikti medžio tekstūrą, tu čia geriau nedažyk pilnai dažais. O mano idėja, aišku, kad buvo dažyti dažais ir tai būtų mažiau darbo. Tai visgi aš manau, kad kai pabandėm šveist, nėra malonus labai darbas. Čia aišku ir taip buvo aišku. Bet manau, kad aš ją tik pašiaušiu paviršių, tada gruntuosiu ir tada dažysiu. Aš taip manau, kad taip darysiu. Nežinau. Dar gal pasikeis nuoma. Pasibandžiau su 2,40 pirmą. Bet tai čia nieko nereiškia tam lakui, tai žodžiu dabar bandžiau su 40 iš vis. Ir vis tiek kažkaip man sunku, kai šveičiasi.
Ir man atrodo, kad aš pasiliksiu prie savo pagrindinio plano, kad aš norėjau dažyti, vis dėlto čia mano projektas, o ne kitų, svarbiausia, kaip man gražiai atrodys. Ta medžio faktūra, nu taip, man yra gražu, bet gal gražiu man iš tikrųjų yra spalva ir plus aš taip ir norėjau nuo pat pradžių daryti. Tai pasilieku savo mažiau darbo, nes tikrai pasitvirtino tas, kad neturiu kantrybės šveitimui paviršiaus. Tai žodžiu. Dabar aš jį tiesiog pašiaušiu, tada nusivalau viską gražiai, gruntuoju ir dažau. Nu ką, imsiuos darbą šveitimo. Ir kai pabandžiau, pamačiau, kad reikia akinių, pirštinių, kaukės ir būtinai ausinių. Tai viską nusipirkau. Akiniai. Kaukė. Ausinės. Ir pirštinės. Tai va, tai laukia dabar toks monotoniškas darbas, daug šveitimo, kaip sakiau, tik tai pašiaušiu paviršių tikriausiai. Tai, nu ką, tikriausiai kitame video susitiksime, kai jau gruntuosiu, o dabar man palinkėkit sėkmės, kantrybės šitą darbą darant, nes jisai man tikrai yra nemėgstamiausias baldų atnaujinime. Ir ką? Tikiuosi rezultatas bus gražus. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.